Skambant raudoms ir varpams, viena Vilniaus sodininkų bendruomenė rinkosi palydėti Litą į paskutinę kelionę. Žmonės atsinešė baltų popierinių gėlių ir vainikų. Vadu reikiuojamės, vadu. Katafalku tapo specialiai nudažytas nevažiuojantis Volkswagen vabalas, kurį tempė laidotuvininkai. Jame karstas pilnas netikrų Lito kupiūrų. Norim labai garbingai atsisveikinti, todėl kad buvo labai mielas mūsų tautinis pinigas, kuriuo mes labai didžiavomės ir kurio mes nepamiršim ilgai. Jausmas toksai palydint Litą, kaip Jėzus Kristus turėjo numirti už mūsų nuodėmes, taip Litas paaukojo savo gyvybę Lietuvos gerovėje, kad galėtų įstoti 19 šalimi Eurozoną. Laidotuvininkai katafalką su litais karste tempė apie kilometrą. Kitaip nei įprastose laidotuvėse žmonių veidus puošė šypsenos. Ir liūdna, ir linksma, toks kaip šunelį tuzika. Du jausmai iš karto vienu metu. Kodėl liūdna ir kodėl linksma? Liūdna, kad laidotuvės, o linksma, kad perinam į kitą valiutą ir viską. Iš vienos pusės ir gedulingai žiūrime tą dalyką, o iš kitos pusės ir šiek tiek džiugiai. Mesgi jį palydim gražiai ir žinom, kad gaunam kitą valiutą, ant kurios irgi bus lietuviškų ženkliukų. Raudanti procesija sustojo prie Neries. Čia litai pagal pagonių papročius buvo sudeginti. Teatrališkų laidotuvių organizatoriai sako, kad jos turėjo dar vieną slaptą misiją – išvilioti bendruomenės narius iš namų, pabendrauti prie ilgo bendro stalo. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius.